Coca-Cola ar Coca-Cola Zero? Kuris variantas yra sveikiau ir kaip ten iš tikrųjų yra su tais saldikliais? Paprasta kolos skardinė turi apie 35 gramus cukraus. Tai yra apie 7 arbatiniai šaukšteliai. Kaip manai, ką tai reiškia tavo kūnui? Tai reiškia staigus cukraus ir insulino šuolis, tuomet energijos kritimas po valandos, didesnė riebalų kaupimo rizika bei dantų ėduonis. Jei tokius gėrimus geri kasdien, turbūt verta paminėti, jog ilgainiui tai yra siejama su didesnė nutukimo, antro tipo diabeto ir širdies ligų rizikomis. Na, o dabar pažiūrėkime Coca-Cola Zero. Ji turi 0 kalorijų, vietoj cukraus yra naudojami saldikliai, dažniausiai aspartamas ir acesulfamas K. Jie nesukelia insulino šuolio, neduoda papildomų tuščių kalorijų ir neturi tiesioginės žalos dantims. Tačiau kaip ten yra su tuo saugumu? Europos maisto saugos tarnyba nustato vadinamą ADI, kas yra saugi dienos dozė. Aspartamui tai yra 40 mg vienam kūno kilogramui. Tad jei svirė apie 80 kg, tai apie 3200 mg per dieną. Viena Coca-Cola Zero skardinė turi apie 180 mg. Vadinasi, tau reikėtų išgerti 17 skardinių, kad pasiektum dienos ribą. Realiai pagalvojus, bent jau man asmeniškai tai yra neįmanoma. Taipogi verta paminėti, jog saldikliai yra ne tik Zero gėrimuose. Jie dedami į jogurtus, kramtomą gumą, proteino miltelius, net vitaminus ir vaistus. Taigi mano nuomonė paprasta ir aiški. Jei renkėsi tarp Coca-Colos ir Coca-Cola Zero, Zero visada bus geresnis pasirinkimas tavo svoriui, cukraus kontroliai, dantims ir bendrai sveikatai. Bet to nepamiršk ir vandens išgerti kartus nuo karto. Iki.